vasario 16-ąją Seinuose iškilmingai paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Minėjimas prasidėjo šventosiomis mišiomis Seinų bazilikoje bei gėlių ant Lietuvos karių kapų Seinų ir Bezdiko kapinėse padėjimu. Meninė šventės dalis surengta Lietuvių namuose. Svečius ir kitus šventės dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovė, ministrė patarėja Vida Bagdonavičienė. Sveikindama iškilmių dalyvius, Seimo vicepirmininkė Irena Degutienė pabrėžė, kad Lenkijos lietuvių bendruomenė, nepaisydama daugybės kliūčių, su kuriomis jai tenka susidurti, sugebėjo išsaugoti tvirtus tautinės tapatybės pagrindus ir yra pavyzdys kitoms lietuvių bendruomenėms. Lenkų rinkimų akcijos organizuoti išpoliai Lietuvoje, tą atsakingai galiu pasakyti, gink Dieve nieko bendro neturi su Lenkų tautybės žmonėmis gyvenančiais Lietuvoje. Tai yra vienos politinės jėgos užsakymas, kuris tautiškumo pagrindu, o tautiškumas mums kiekvienam yra labai svarbu, yra kurstomos aistros, būtent politinės aistros, ir režisūra vyksta ne Vilniuj ir ne Lietuvoje. Ir dėl to man belieka tik tai apgailestauti. Bet kai kurie ir mūsų valstybės piliečiai nelabai susigaudo laikmetyje ir nereikia kitos valstybės nei tankų, nei armijos, kad Lietuvą paversti susiskaldžiusią. Seinų lietuvių pasveikinti atvykęs vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Remigijus Motuzas perskaitė ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus sveikinimą ir pabrėžė sėkmingą bendradarbiavimą su Seinų lietuviais. Pasak jo, tik didelio užsispyrimo ir tikėjimo dėka bendromis jėgomis Seinuose pavyko pastatyti lietuvių namus, vyskupo Antano Baranausko paminklą bei Žiburio mokyklą. Gerbėmieji tautiečiai, prieš 96 metus Lietuvos taryba paskelbė atkurianti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Lietuvai ir visam pasauliui buvo pasiųsta žinia, kad mes išgyvenę priespaudą ir aneksiją, sukilimus ir karus esame gyvi. Ir esame pasirengę savo galiomis kurti valstybę. Šiandien minime iškilią datą, kuri įkūnija Lietuvos valstybingumą. Vasario 16-oji mūsų visų širdėse tapo tvirta istorinė jungtimi, telkiančia tautą, kad ir kur bebūtų ji išblaškyta. 1918-ųjų nepriklausomybės aktas neabejotinai lėmė laisvės idėjų gyvybingumą ir svarbą visoms Lietuvos ateities kartoms. Kelią į Lietuvos valstybės atkūrimo dieną savo kantrių darbų ir idealų puoselėjimų tiesė daugelis šviesių asmenybių. Paminėčiau XIX amžiaus tautos dainių, šauklį ir poetą Seinų vyskupą Antaną Baranauską kartu su vicepirmininkė, kur šiandien padėjome gėles, ir kartu su kunigu pagiedojome giesmę, pagerbėme taip pat Lietuvos nepriklausomybės akto signatarą Seinų kapitulos prelatą Justiną Staugaitę. Nuo vasario 16-osios Lietuva ėmė laisvai kurti ateitį ir savarankiškai tvarkyti savo valstybėje. Lietuvos visuomenė visuomet tikėjo valstybės idėją ir tautų prisikėlimu, o mūsų žmonės savo šviesuomenę. Tik šis abipusis tikėjimas ir pasitikėjimas galėjo pagimdyti tautos jėgą, sukūrusią stiprią Lietuvos valstybę. Valstybė, kuri gali didžiuotis turėdama daugybę gabių žmonių, darbščių, talentingų, skleidžiančių idėjas ir gebančių jas įgyvendinti. Valstybė, kuri turi savo garbingą vietą Europoje ir pasaulyje, istorijoje ir dabartyje. Valstybė, kuria didžiuojasi jos vaikai visame pasaulyje. Brangus tautiečiai, sveikinu jūs valstybės atkūrimo dienos progą.
Tai visų lietuvių šventė. Algirdas Butkevičius. Šventės dalyviai klausėsi Juditos Vaičiūnaitės muzikinės poetinės kompozicijos Dialogai su Emilija, kurią atliko aktoriai Viktorija Kuodytė ir Saulius Balandis, o jiems akompanavo Eglė Kasteckaitė, Darius Dikšaitis ir Dainius Peseckas. Nenoriu, kad būtų kaip priedlandų panardintas muziejaus paveikslas. Aš nenoriu, kad būtų tik vėjo vilnis per istorijos gelstančius